Tai ką, sveiki, mėly bičiuliai, nebičiuliai, draugai, priešai, žodžiu, sveiki visi, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Tai sugau išeiti pasivaikščioti, nes graži diena, gaivu aplinkui, pradėjo lyti pagaliau, gamta atsigaus, pavedžioti savo šunį, pabėgusi iš Sibiro, atvykusi į Lietuvą atostogauti. Tai norėčiau pasidalinti su jumis vienu tokiu vaizdo įrašu, kurį pamačiau interneto platybėse. Pasižiūrim. You're taking the wrong flag down, mate. At least you know that. Tai išversiu šį pokalbį. Vyksta darbai, darbuotojas nukelia Jungtinės karalystės vėliavą ir meta ją žemyn ir vietoje jos vėliau užkabins LGBTQ bendruomenės vėliavą. Tai žmogus eidamas pro šalį mato šį procesą ir sako, bičiuli, nuėmi žemynę tą vėliavą. Darbuotojas jam atsako, galvoji, šito nežinau. Tada žmogus jam sako, gerai, kad šitą žinai. Ir darbuotojas jam priduria 100%. Tai labai tokia simbolinė situacija. Ką apskritai reiškia, pavyzdžiui, kare? Valstybės vėliavos nukelimas, nuėmimas, tai reiškia valstybės pralaimėjimą. O kaip sakė Konfucijus, simboliai valdo pasaulį. Tai vienos organizacijos vėliava tampa svarbesnė negu valstybinė vėliava. O kaip yra pas mus? Ar šis procesas irgi nėra panašus? Kaip bebūtų, visiems linkiu gražaus likusio sekmadienio ir geros ateinančios savaitės. Iki.